Daug žmonių klausinėja apie įrangą, kokią naudoji, kaip naudoji. Tai šiandien gal pašnekėsime apie laikiklį. Kodėl aš renkuosi būtent šitą laikiklį. Pirmas dalykas dėl neržinės lazdos. Tai labai paprasta sukinėti. Čia labai ištobulintas ir patobulintas, nes prieš tai buvo aliuminė. Kitas dalykas, dėl ko man patinka, kad šitas laikiklis atsikelia pilnumoj ir gaunasi pas jį didesnis kampas šitoj vietai. Gaunasi jisai va taip įsikelia ir, pavyzdžiui, jeigu yra didelė banga, tai ta banga nekabina galo ir nepila vandens į viršų. Tai va, šitas patobulinimas labai geras. Kitas patobulinimas, nes pas mane buvo prieš tai neužlenkiamas, tai šitas laikiklis užsilenkia į katerį. Ir realiai užsispaudžia ir iškart dedam tentą ir jokių problemų nėra. Kitas šito laikiklio privalumas, neminėsiu, kurie to neturi, tai jisai labai tvirtas yra. Jį prisukia ir jisai realiai plaukdamas 5-10 km per valandą, nuleidus lazdą, jisai neturi jokios vibracijos. Jis va, sukinėjasi paprasčiausiai, taip įsivaizduoja dėl nuplonintos lazdos ir neržinės ir jokios vibracijos per šitas vietas neturi. Ir gaunasi, kad nekraipo vaizdo, tai dėl to yra labai didelis pliusas. Kitas dalykas, čia jau mūsų patobulinimas, nes ateina jisai va, su tokia išpjova, bet kadangi mes šiandien žvejosim naktį, tai pasiėmėt va tokią lazdelę, jinai ganėtinai nebrangi, gal galima įsigyti ant pat kurį laikiklį, įsikiši ir gaunasi realiai ir dieną labai patogu, bet naktį tai yra visiškai pasaka, tai va šiandien gaudysim naktį, tai gal pridėsim ir tą naktinį vaizdą, kaip viskas atrodo. Norėjau paminėti apie šitos du varštelius, tai tarkim, jeigu jums nepatinka, kad ta lazda labai laisvai stovi, nes tarkim, jeigu stovi vietoje ir banga muša, tai kai gauna banga, tai jisai tiesiog pasisuka. Tai va, pavyzdžiui, iš prie didelios bangos ir gaudant vienas tiesiog pasiemi, pasisukia, jisai užsitvirtina ir tarkim, radai žuvį šitoj vietai, pasistatei ir realiai jokia banga jūsų jau nebepatrauks galvos.